Tai labą dieną, sveikinuosi su jumis iš penktadienio, dabar yra maždaug apie 12:30, už lango tai rytas toksai ganėtinai rudeniškas, bet pas mus namuose šiandien šventė, nes yra mano gimtadienis. Jo, šiaip tai, kadangi yra 30 gimtadienis, tai toks atrodo, nėra kažkoks eilinis gimtadienis, nes ar ten 27 ar 28 atrodo kažkaip tas jausmas toks, gimtadienis. Bet kai 30, tai atrodo toks visiškai kažkaip kitaip, kažkoks toks jau big deal. Aš nežinau, aš širdį tikrai jaučiuosi dar tokia 24 kažkur ten užstrigus tam laikotarpį, nes man atrodo jau 30, o Dieve, aš tikrai negaliu patikėti. Negaliu patikėti, kad 30 yra, bet Ok, ir dar tas jausmas, kad jau link 40, o Dieve. Tiesiog. Bet kadangi tas 30-metis vis tiek jau atėjo, tai reikia pasitikti jį džiaugsmingai. Ir tajukas yra nuėjęs miegoti, tai... Oi, nesinori skūstis, bet ta prasme, iki tol, kol nueina vaikas miegoti, tai vyksta labai daug gyvenimiškų dalykų. Kartais man atrodo, kad motinystė yra kažkokia kaip atskira sporto šaka. Jums taip neatrodo, toms, kurios turite vaikų? Dabar, pavyzdžiui, kol vaikas nuėjo miegoti, tai aš nežinau, aš jaučiuosi kaip turėjus gerą treniruotę. Tiesiog tas lakstymas nuolatinis nesibaigia. Jeigu nori, kad ir biškį kažką apsitvarkyti ir dar gyvenimo pagyventi ir kažkokius savo reikalus tvarkyti, tai... Wow, yra intensyvu. Nors ir ne visai išsimiegojusi ir pailsėjusi, nuolatiniam bėgime ir lėkime, bet kažkaip jaučiuosi, kad 30-metį sutinku su pilnatve, visai laiminga ir turinti noro veikti, judėti, daryti, siekti dar geresnio gyvenimo, dar nuostabesnių, fainesnių patirčių, nuotykių ir viso kito. Šiandien kažkokių didelių grandiozinių planų neturiu, jokių baliukų nedarysiu, gimtadienio labai kažkokio nešvęsiu. Tiesiog vakare planuojame važiuoti pavalgyti gal kažkur į centrą ir viskas. Tiesiog gal norėčiau kokių sušių. Tai noriu dar jums parodyti, kokią gražią gėlytę man vakar brolis padovanojo, buvau svečiuose. Iš mamos sodo yra tokia rožė ir jinai, čia viena rožė ir su tokiom iš 5, tokia didelė graži ir dar kitos neįsiskleidusios, man taip gražiai atrodo. Tiesiog brolis nuskynė iš mamos sodo ir aš esu labai sužavėta šitą rožę, labai graži. Štai tokią gėlytę mama vakar padovanojo. Ir fainai, kad vazonė iš tikrųjų, nes ilgiau pabus, man tai visai gal ir patinka ta idėja gėlės dovanoti vazonę. Aš jau persisodinau ją į savo tokį labai fainą jaukų vazoniuką. Tik yra toks dalykas, kad aš nelabai turiu kur dėti tokių vazoninių gėlių, nes pas mus nėra kažkokių labai lentynų. Ten, kur galima padėti, tai šiuo metu negalima dėl vaiko, nes jisai tiesiog paims ir šiandien buvau padėjus čia žemiau šitą gėlytę, tai jis jau ją griebė, pradėjo plėšyti, tai va, tai nežinau, tiesiog dabar virtuviai čia apsistatau tom gėlėm. Ir dar viena nuostabi puokštė. Pažiūrėkit, kokia gražuolė tos spalvos, nežinau, ar čia gerai rodo, ar matosi. Gvazdikėliai, lelijos, gerberos, rožės, rožinės, tokios nuostabios. Labai gražu. Tos spalvos. Tai va, tiesiog norėjau pasidžiaugti savo gėlėm, ką užgyvenau šiandien per gimtadienį. Bandysiu eiti pavalgyti. Tai pašildžiau plovą, bet dabar valgo tik tais agurką ir daugiau nieko nenoriu. Tai sudedu žodžiu į termosą. Aš dažnai taip darau, kad tiesiog sudedu į termosiuką, pašildau. Ir tada, paskui, kai norės, iš karto bus šilto maisto. Tai labai dažnai taip darau. Čia mano toksai tipsas, nežinau, gal ir kitos mamos taip daro. Termose labai dažnai turiu šilto maisto kažkokio. Nes paskui, kai užsimano, tai užsimano čia ir dabar. Ir paskui šildai, ten ant rankų laikai, žodžiu, skubi. Tai kai yra galimybė, kai netingiu, kai turiu maisto kažkokio, tai pasišildau.
Aš valgysiu salotas ir noriu pasidalinti, kaip aš darau. Pavyzdžiui, vakar dariausi salotas ir pasidėjau dar indelius 2 paprastus tokius, kad pasidaryti į priekį. Tai dariausi ir viską, ką dėjau į lėkštę, dėjau ir į 2 atskirus dar indelius. Tiesiog tokius kaip paruoštukus. Tai va ir gavosi taip kažko prisidėjau. Tai čia šiuo atveju salotų lapai, raudoni svogūnai, cukinija, agurkas ir sūris mocarelos. Tai tokius 2 pasidariau ir, pavyzdžiui, ir vakar pavalgiau, ir šiandien įsitraukiau, ir dar vienas yra, tai nežinau, gal vakarienė arba rytdienai. Tai karts nuo karto taip tiesiog į salotas darausi, tai pasidarau tokių ir paruoštukų. Tai labai gerai tiesiog įsitrauki, įsidedi dar ko nori ir iš karto gali pavalgyti. Tai dabar dar dasidėsiu saulėgrąžų, įsidėsiu avokado, jeigu jis toks man bus minkštas, nes kažkoks įtartinas. Bet gal ir gerai. Ir naudoju aliejų, dabar čia kažkokį nusipirkau Lidle. Kažkas mane užinfluencino Instagrame. Turbūt kažkas, kas reklamuoja Lidlą, aš Lidlo nereklamuoju, tai tiesiog aliejų su trūmais alyvuogių. Dar prisidėjau alyvuogių ir žiūriu, kad viskas, kas yra toj lėkštėj, tai viskas žalios spalvos, tai taip gražiai atrodo. Ir paprastos tokios salatytės. Šiaip vakar dar dėjausi keptą kiaušinį, bet šiandien jau tingiu keptis, tai ant greito noriu pavalgyti, tai va, kažkas tokio. Ir valgysiu tiesiog paprastai iš šito indo, tai dar nereikės plius ir plauti lėkštės. Nu ką, šiaip netaip susiruošėm ir bandom išvažiuoti iš namų, dabar yra po 6:20. Nieko daug nesipuošiau, užsidėjau savo naują megztuką, kol jisai dar yra puošnus, nes naujas. Apsirengiau paprastai. Mano rankinukas dovanotas draugės, labai fainas. Tai va, tai taip paprastai, rudeniškai, kadangi jau šiandien ir ruduo atėjo kartu su mano gimtadieniu. Net nesugalvojom iš tikrųjų, kur važiuosim, sakau, kažkur pasistato mašiną ir tiesiog einam, žiūrim, kur širdis nuves, nes net nežinau dabar čia tų vietų, kur čia geriau, kur čia fainiau, tai gal man gyvenimas gimtadienio proga padovanos kažkokią fainą vietelę pavalgyti ir skanų maistą. Pasikliausiu sėkme. Gyvenimas mane tiesiog nusprendė pametėti į burgerį. Dėl to, kad važiavom link centro pakeliui, užmigo. Jau buvom beveik atvažiavę, nu tai ką, nekelsi gi laiko. Tai greitai pradėjom galvoti, ką čia galim sugalvoti, žodžiu. Valgyti dar labai nenorėjom, nes buvom pavalgę po burgerį namuose pagaminau. Tai nebuvom, kad jau labai išalgę. Tai savo gal kažkokį desertą kažkur, žodžiu. Ir va, tik tiek sugalvojau, kad galim pasiimti leduvės burgerį. Ir važiuojam prie Kauno Marių tiesiog, nes norėjom tokios vietelės, kad įsmiegoto mes galėtumėm ant suoliuko atsėsti kažkur ir prie mašinos pasėdėti. Dar va gal ant saulėlydžio suspėsim, tai bus tada visai fainai. O ką daryti? Gimtadieniniai ledai iš Hesburgerio. Galvojom, atvažiuosim romantiškai prie saulėlydžio, suvalgysim ledų ir tuo tarpu tik išlipom iš mašinos ir jisai atsikėlė. Tai mes specialiai niekur nevažiavom, o jisai atsikėlė būtent dabar, ne? Tai juzi. Tai einam bent ledų suvalgysim.
rytas. Tai vakar gimtadienis nelabai pagal planą paėjo, bet aš ir neturėjau jokių lūkesčių, ką mes ten beveiksim. Tai va, tai suvalgėm tų ledų prie marių, pabuvom, pasivaikščiojom, pasidžiaugiam vakaru ir grįždami sugalvojom, kad gal kažką pasimti valgyti namo. Tai va, tai užsisakėm sušių. Parvežė mus vyras namo, aš sakau, eisiu migdysiu Tajuką, o jis dėl tų nuvažiuok tų sušių. Bet Tajukas taip lengvai neužmigo, nors tai buvo pamiegojęs gal 20 minučių ten toj mašinoj, bet užmigo, gal 9:30 tik tais. Tai aš jį ten migdžiau, jau aš jau ten apačioj girdžiu, kaip tie sušiai mane kviečia, jau sako, mes jau tuoj atšalsim, nes pasiėmėm karštų sušių. Žodžiu, tai, biškai pravėso tie sušiai, bet nieko, tai va, tai ir taip biškai pavakarojom, pavalgėm tų sušių. Pakimarinom ir miegoti, nieko ypatingo. Tad šiandien važiuojam ale šventinių pusryčių, šiaip turim dar reikalų. Tai tuo pačiu taip sugalvojom, kad atsikeliam ir iškart važiuojam. Tai va, tai tik vandenuko atsigėriau ir nei kavos nieko, dabar apie 9:30 yra. Ir važiuojam kažkokiu kaip bandelių, gal kavos kažkur. Tuo pačiu bus toks kitoks rytas, susitvarkysim reikalus, papusryčiausim, kažkur kavos atsigersim, tai toks kaip ir šventinis rytas dar tęsiasi. Užsidėjau dar šiandien savo naują apyrankę, kažkaip naujas gyvenimo etapas, 30 metų, tai gal ir ta apyrankė taip jau užsimanė pas mane ateiti. Tai užsidėjau tą apyrankę. Jinai tokia iš tikrųjų yra į melsvumą. Tai va, tai naujos kažkokios energijos aplankys mane. Skaičiau aš ten pirmą dieną, kai ją gavau, bet dabar jau beveik neatsimenu nieko. Važiuoju su mašinai, dar eisiu, pasiskaitysiu, ko man čia tikėtis gyvenime. Tai va, tai važiuojam, vyrai laukia manęs mašinoje, tai reikia varyti. Kas ten balandis? Bet balandžiai bus pavalgę čia su juo. Nu ir pataikyk tu man taip tiesiai ant mugės. Vyksta rudeninė mugė, o mugės man labai patinka. Nu dar spėjau apsišokti greitai, nes nieks neleido labai ilgai vaikščioti. Ieškai kažko, grybų ieškai? Ką? Atvažiavom dar Nemuno salą pasivaikščioti, nes šiaip važiuojam iki vienos parduotuvės, bet ten nuo 12 dirba, tai dabar 11:30, tai dar laiko turim. Tai Nemuno saloje taip tuščia. Turbūt visi į šitą į centrą išvažiavo į Laisvės alėją. Nes šiaip tai čia būna labai daug veiksmo, bet dabar taip tuščia, gera. Prieš kelias dienas sesė atsiuntė siuntinį iš Anglijos, tokį kaip gimtadienio proga. Tai buvau pasidėjus kamputį, laikiau, galvojau, ištaikysiu progą ir tokius įdomesnius daiktus kažkokius parodysiu ir jum. Tajukas miega, galvojau, pagaliau parodysiu ir galėsiu susidėlioti į vietas. Pirmą turim, aišku, atvirutę. Tokią didelę, spalvingą, fainą. Skirtas sesiai, su palinkėjimais visokiausiais ir dar čia jinai parašius palinkėjimą. Šiaip aš nesu tas žmogus, kuris kaupia tokius sentimentalius dalykus, va, kaip atvirutės arba kaip iš kelionių kažkokie prisiminimai. Ir iki šiol, kažkiek teko kraustytis ir panašiai, tai būdavo vis norisi tų daiktų mažiau turėti, tai esu viską išmetus, niekada nieko nekaupiau. Bet dabar jau toks noras užėjo, atrodo, gal norisi tokius dalykus va kaupti, pasidėti, prisiminti paskui. Jau gal laikas pradėti kaupti, nors dabar atrodo gailiuosi, kad jau viską esu išmetus, ką būčiau užkaupus iki 30 metų. Čia taip toksai meninis intarpas. Taip, tai yra šampūnas ir kondicionierius. Turbūt čia jo, šampūnas ir kondicionierius tokioj fainai dėžutėje, atrodo taip prabangiai. Atrodo, kad turėtų būti visai
visai fainos priemonės. Patinka man visos priemonės, kaip būna su tais tokiais dozatoriais. Žodžiu, ploniems, pažeistiems plaukams. Tai va, kaip tik man. Taip pat turim priemonę nuo karščio. Prisipažinsiu, priemonės nuo karščio tikrai naudoju rečiau negu reikia. Žinau, kad reikia po kiekvieno ten plovimo, jeigu tiesinė atžavni plaukus, bet nesu ta, kur nuoširdžiai naudoja, tai nežinau, jeigu bus faina priemonė, tai gal bus ir paskata, motyvacija naudoti. Ir taip pat dar vienas kondicionierius. Tai jau kondicionierių užteks man kokie metam į priekį tikrai. Tada turim labai fainas priemonės rankom. Tokios, tie buteliukai tokie nedideli ir labai gražus tie paveiksliukai. Etiketės tos labai fainos tokios. Tai čia yra rankų skrabas ir rankų kremas. Labai fainai, kad gali pasidėti tiesiog vonioj su tuo irgi paspaudimu. O rankų tokio skrabo, tai šiaip niekada nesu atskirai tokio kaip rankom skrabo naudojusi. Tai visai gal fainai bus įdomu panaudoti. Kažkodėl man taip atrodo, kad čia turėtų labai kvepėti. Tada turime štai šitokią dėžę. Faina dėžutė, pirmą kartą taip matau, kad sudėti yra vonios bumbulai. Vonios bumbulai. Nežinau, žodžiu, suprantat, kas čia yra. Tada turim kosmetinę su keliais daikčiukais. Tai yra kvepaliukai. Čia aš taip spėju, kad sesė savo įdėjo tiesiog kvepaliukus. Tas kvapas man kažką primena, aš pirmą kartą, aišku, tas kvepalus matau. Kažkokį tokį pažįstamą kvapalį, kad atrodo, jau kažkokius tokius kvepalus esu turėjus, bet tikrai nesu mačius tokio buteliuko. Kvepaliukai. Tada dar viena, kaip čia turbūt dulksna skaitosi. Body spray. Taip. Atsikėlė tajukas. Užmigdžiau. Šiokią tokią pertrauką. Tai kur mes baigiam? Ai, tai va. Tai jo, kūno dulksna. Labai kvepia. Irgi primena kažkokius kvepalus. Kokius esu turėjus. Nesuprantu. Nu, žodžiu. Fainai. Ir čia, aš nežinau, kas čia yra. Dar pasigilinsiu. Toks įpakavimas ir setas kažkoks iš 3 kvapų. Ted Baker London. Iš 3 kvapų ir čia nelabai suprantu, kas čia yra. Nesuprantu, ar čia yra kažkokie kvepalai, ar kas. Fusion Bath and Body. Nu, žodžiu, kažkokie kvapukai. Irgi tokį kūno šveitiklį. Kas man patinka, tai tas įpakavimas. Pati spalva ir tas dangtelis medinis. Nu, čia ar medinis, čia imitacija matau. Tai toksai labai gražiai tiesiog vonioj kaip dekoracija gali stovėti skrabas. Čia eukaliptas ir mėta. Tai va, tai nežinau, tokio skrabo čia irgi ilgam belen kaip gali užtekti. Labai didelė pakuotė. Kiek čia yra? 670 gramų. Tai va. Ir turim 2 kaukytės veidui. Nu tai kaukių niekada nebus per daug. Tiesiog paprasti, spalvoti, tokie puošnesni segtukai. Bet man kaip tik reikėjo tokių mažesnių segtukų, nes kaip noriu plaukus susisekti čia, tai kai visus noriu susisekti, tai va didesnę sagę turiu, o tokių mažyčių iš vis neturiu. Kartais galvoju, gal kokią šukuoseną pasidaryti, gal kokias rogelę susisekti. Tai va, gal tokie segtukai. Taip pat yra kojinės. Nu tai kojinės tai čia irgi. Kuo daugiau, to geriau. Į kojinių temą dar prie rūbų turime pižamą. Toks viršus. Ir kelnės. Irgi tokios pačios komplektukas su tais tokiais vagaliukais. Tai fainai, nes kartais būna atsiunčia jinai man pižamą ir visos būna labai ilgos, nes nesvarbu, kad ir dydis, o pavyzdžiui, čia dydis yra
XS, bet vis tiek tos pižamos iš Primarko, jos tokios yra labai ilgų tų kojų. O šiaip ta medžiaga, jinai tokia švelni, labai švelni. Tik tai įdomu, kaip įsiskalbs, ar išliks tas švelnumas, o šiaip man labai patinka ir ta pati spalva tokia kreminė, ir tie meškiukai tokie rudi, tai pati ir ta spalva labai faina, tokia, man patinka toks. Ne per daug spalvų, ne per daug marga. Pižamytė žiemai pats tas, galima užsidėti, jau kaip tik ruduo ir vaikščioti po namus jaukiai. Į jaukumo temą turime žvakės. Kai pamačiau šitas žvakės, tai man net žandikaulis atvėpo. Tiesiog iš grožio, labai gražu. Tokios žvakės, čia yra metaliniai indeliai ir 6 žvakytės. Kvepiančios. Žiūriu, ar skirtingi kvapai. Kvapai yra skirtingi. Ir jos yra sojų vaško, kas yra labai gerai. Ir sveikiau deginti negu parafino žvakės. Parafino žvakių deginti šiaip nėra labai sveika. Čia yra žvakių gamybai toksai setas. Čia, kaip suprantu, iš tos pačios parduotuvės. Va. Matot, kiek vėl tų indelių? Kokie gražus tie printai. Jūs pasižiūrėkit. Tokio grožio. Arba tu juos gali dar kažkur panaudoti, sugalvoti. Arba, nežinau, gali nusipirkti to pačio sojų vaško ir dar įsiliet. Tai žodžiu, tai čia yra žvakių gamybai viskas. Čia yra viskas, ko reikia, žodžiu. Matau, yra vaškas, tai tie indeliai, daktis, čia prietaisai visi, kurių reikia. Žodžiu, dabar neardysiu, bet gal kada, kai darysiu, parodysiu. Va. Daktis, man atrodo, vadinasi, ne? Jeigu neklystu. Tai va, viskas, ko reikia, instrukcija. Nežinau, tai dabar reikia tik tais laiko, kada čia man tų žvakių pasigaminti. Šiaip gal visai ir įdomi veikla. Niekada nesugaminu žvakės, man atrodo. Tai toks pasidaryk pati užsiėmimas. Rudeniui, žiemai, vakarams ilgiems. Taip pat yra dar viena tokia žvakytė, kažkokia natūrali, pure, essential, bla bla bla. Kvepia, bet taip jaučiasi, kad taip, ne sintetika, o toks natūralus tas kvapas. Tai va, tai jinai sako, aš tau įdedu žvakį, nes man ir pačiai labai patinka ir, žodžiu, ruduo, žiema ateina, tai va, tai šiaip aš karts nuo karto, kadangi nusipirku pati, tai turėsiu tiesiog, galėsiu deginti. Taip pat, aš sakau, kad jinai man pridėjo žvakių. Dar yra toksai, čia mediniai tie dėkliukai tokie. Dėklas va, šitoks yra tokia kaip lėkštutė, akmenukai, žodžiu, visas setas yra čia viduj, toksai kažkur pasidėti, tai nežinau, dabar gal niekur nedėsiu, bet kažkada planuojam įsigyti lentyną čianai, tai gal toj lentynoje kažkaip gražiai pasidėčiau tokį kaip dekorą. Čia tiesiog yra indas, įsidėti kažką virtuviai, toksai va, gražus, jaukus. Susidėjai kavą kokią cukrų, pasidėjai virtuviai ir toks kaip ir dekoras gaunasi. Tai va, tai fainas, labai gražus indelis. Į virtuvės temą dar turim tokias menteles, 2 ir tokias. Čia tiesiog tepti, tai tokie dalykai tai reikalingi virtuviai, susinaudoja. Turim tokį termosiuką. Vėl man tos spalvos labai patinka, tokios neutralios, niudinės. Čia dar buvo toks pakabukas, parašyta coffee kažkas, bet nežinau, kažkur maiše gal. Ir... čia dar temperatūra rodo, geras. Kur dingai? Kur dingai? Žodžiu, čia dar va ant to juodo rodo temperatūrą. Dabar nerodo, pirmai parodė. Tik dabar pamačiau, pirmai kai žiau nemačiau. Tai va, tiesiog. Ir dar turim tokį paprastą, bet visai fainą dalyką iš tikrųjų. Pati nepagalvočiau tokio nusipirkti, bet čia yra tokia dėžutė, o joje yra daug tokių lapelių tiesiog.
užsirašyti kažką. Tai dabar pagalvojau, kad aš pasidėsiu tiesiog, man atrodo, kažkur gal virtuviai ar kažkur ant akių, nes būna labai dažnai, kad kažką prisimenu ir pamirštu. Kažką pagalvoju ir pamirštu. Tai va, tai tokį turėti po ranką pasidėti ir kažką užsirašyti, ar prisiminiai, kad reikia kažką nusipirkti, ar prisiminiai, kad kažką reikia padaryti, pasakyti. Tai va, žodžiu, po ranką turėti tokį, kad užsirašyti, tai man labai patiko ta mintis. Tai tokios tos nuosesės dovanėlės, ten dar buvo kelios smulkmenėlės, bet žodžiu, parodžiau kažką, kas įdomesnio. Tai va, tai labai fainas siuntinukas, reikės eiti, žiūrėti, naudoti, testuoti, džiaugtis. Ir va, tokia ta gimtadienio dovanėlė iš sesės. Nu, ne dovanėlė, čia visa dovana didžiulė. Aš jai sakau, kam tu tiek pridėjai, nereikėjo tu čia tiek dėti, nereikėjo tu čia tiek pirktigi. Bet žodžiu, nu, žinot, sako, po biškį, taip ir susipirko viskas. Nu, tai yra šiaip kaip siuntinis jūsų, tai irgi ten taip ir buvo, kad po biškį, ten kelis mėnesius susipirki, tai tą ir va, taip ir susidėjo irgi. Tai va, tai tiek iš šito siuntinio. Šiandien labai pasisekė, nes tajukas gan ilgai miegojo, pietų miegą tikrai virš 2 valandų pramiegojo, retai tai būna. Tai toks biškė atokvėpis buvo labai fainai. Mūsų šiandien tikslas buvo nusipirkti tvorelę laiptams dėl tajuko, nes jau taip apačioj tai turime, nes jisai jau senai lipa į viršų, bet iš viršaus į apačią jisai ten neidavo prie tų laiptų, nelabai kažkaip jį domindavo. Ir mes taip kažkaip tempėm ir dabar va tik tais įsigijom, nes jau pradėjo kažkaip žiūrėti ir norėti eiti į apačią. Tai va, tai nusipirkom, rytoj gal vyras eis montuoti. Ir dar kaip ir sakiau, kad pro mugę nepraėjau taip paprastai, šiaip tai man mugės labai patinka ir aš tikrai būčiau pasivaikščiojus ir ilgiau, bet kadangi mes jau turėjom važiuoti ir spėti iki tajuko pietų miego susitvarkyti reikalus, tai aš jau ir nebevaikščiojau. Bet vis tiek porą dalykėlių nusipirkau, tai galvau parodysiu. Tai nusipirkau spirulinos, senai jau esu mačiusi, kad jos yra labai naudingos organizmui, vis matau, kaip kažkas geria ir kažkaip man vis prašmežuodavo kažkur. Tai dabar pamačiau ir galvoju, reikia nusipirkti, nes jos ir geležį pakelia ir kai energijos trūksta, tai va, tai man kažkaip pastaruoju metu toks yra tas energijos trūkumas, aišku, dar ir bemiegės naktis, ir žindau vaiką. Manau, tikrai nepakenks profilaktiškai, plus turi visokių dar ir kitų naudingų medžiagų. Toliau nusipirkau 2 prieskonius, tai čia vienus įdėsiu sesiai, baravykas, prieskonių mišinys baravykas, tai čia su grybais, jai grybai labai patinka, tai va kaip tik į siuntinuką įdėsiu lauktuvių ir savo pasiėmiau sviestelį prieskonių. Nu taip, čia jau tokie dalykai niekada nepamaišys. Tokia kaip ir tyrelė, suaugėliška, bet patiko labai tie įpakavimai, buvo tokie, nu, su tokia dvasinė, šamaniška tematika. Tai labai gera sudėtis, kokosų kremas, datulės, anakardžių riešutai, kakava. Nu, tai tiesiog toksai užkandis. Tai va, tai pasiėmiau užkanduką tokį. Ir viskas, tai nedaug praėjau, nedaug ir kažko nusipirkau, bet aišku, nereikia tenais prisipirkti ir išlaidauti. Kartais tiesiog fainai atrodo pasivaikščiot, pasižiūrėti. Dar noriu parodyti, kokių fainų gėlyčių vakar gavau, bet noriu parodyti, nes čia yra taip fainai. Aš tai pirmą kartą matau, kad, nežinau, ar dabar parodysiu, bet čia yra ananasas ir jis toks mažiukas ir toks rožinis. Jis čia gal, nežinau, dažo jos čia, ar jie čia tokie būna, bet tiesiog va tokia puokštė su tokiu kaip ananasiuku. Ir dar viena va tokia, irgi labai fainai atrodo, va šitas toksai, nežinau, bumbulas, tokia gėlytė. Nu tiesiog labai gražios gėlės, šiais laikais taip gražiai sukomponuoja. Išvažiavo vyras su vaiku į parką. Ir paliko mane namuose tvarkytis. Tai būna labai retai ir namuose darbų yra belenkiek. Čia galėtum, nežinau, visą savaitę tiesiog eit ir tvarkytis. Aš tiesiog net nežinau, nuo ko pradėti, pradėjau nuo filmavimo. Čia bus mano tokia kaip ir terapija. Užmigdžiau tajuką ir važiuoju aš tiesiog, žinokit, važiuoju pabūti kažkur, pasivaikščioti.
Pabūti ramiai, skirti laiko savo, karts nuo karto va taip va išpuola, tai labai dėl to džiaugiuosi ir laikas savo man yra gyvybiškai svarbus. Šiaip pastaruoju metu buvo toks gan nelengvas laikotarpis, tajukas sirgo vėjaraupiais, tai taip gan nežinau ar sunkiai ar nesunkiai, nu, žinot, kai vaikas serga, tai visada atrodo sunkiai. Šiaip toks kažkoks įdomus laikotarpis. Šiaip astrologiškai mačiau, kad kažkokie čia dabar mėnulio užtemimai yra ir mergelės ženklė, žodžiu, ten kažkaip, tai va, mano ženklas mergelė. Tai nežinau, gal čia tas įtakoja, kad atrodo galvoju visko tiek daug, kažkoks toks biškis sumišimas, bet va, toks išvažiavimas, toks laikas savo, toks pabuvimas biški ir nuo tų namų, ir nuo tų reikalų. Kažkaip biškį tą galvą pravedina, tai važiuoju kažką, net nežinau, neturiu kažkokio labai tikslo, tokių minčių biškį turiu. Reikia man dėžės siuntiniui sesiai siūsti į Angliją, tai galvoju, iš kur man čia tą dėžę paimti. Galvoju, gal kokius, nežinau, senukus nuvažiuoti ar kažkur, va, tokią parduotuvę kažkokią paprašyti, gal turi. Tai va, važiuosiu biškį medžio dėžės, o šiaip tai manau, kad tiesiog važiuoju kažkur pasivaikščiosiu, pabūsiu. Pagalvosiu ramiai apie gyvenimą, pabūsiu savo mintim. Tiesiog taip paprastai. Galvojau, reiks eit prašyti. Gal turit kokią dėžę, kas nors čia nais man sušelpt. Bet radau nusipirkti. Aš išvažiavau laiko leisti savo. Ta prasme, pabūti su savim, dėl savęs. Ir tuo tarpu aš dabar esu H&M ir vaikštau vaikų skyriuje, ieškau vaikų drabužių. Mama. Sau tokį tikslą važiuojant sugalvojau, kad noriu biškį porą parduotuvių nueiti ir paskui varyt pasivaikščioti. Tai dabar važiuoju Ąžuolyną pasivaikščioti, atvažiavo vyras su vaiku. Ir visi kartu pasivaikščiosim, paėmiau mum pavalgyti kibinų ir bandelių. Tai va, tai dar užkasim savo, papiknikausim. Pasiėmiau savo glotnutį, norėjau šiaip kavos, bet blemba jau po 4, tai kažkaip taip galvoju, gal ne, bet norėjau kažko atsigaivinti, atsigert, pavalgyti ir pasilepinti. Kai užsakiau šitą glotnutį, žiūriu, paėmė, atsidarė kamerą ir įsitraukė vieną pakuotę ir tenai jau yra paruoštas visas tas glotnutis, viskas, kas reikia jam. Ten tie vaisiai, uogos, žodžiu, sudėta į vieną ir galvojau, kokia gera idėja. Paėmė susišaldyti tokiom porcijom, išsitraukiai, kada nori, susimetėjai tik tais į blenderį ir viskas, ir tau kokteilis. Gerą idėją davė. O čia buvo mangai, papajos ir dar kažkas skanu gaivu. Dar šiaip šilta visai šiandien, tai va, tai norisi atsigaivinti. Bus pats tas. Einu į Ąžuolyną pro Dainų slėnį, bet kažkaip žiūriu, kad aš čiagi nesu buvus dar kai atnaujintas. Čia tai fainai viskas dabar padaryta. Kažkaip esu buvus, man atrodo, tik tais iš viršaus kažkada priejus pažiūrėti ir viskas. Sako, ateik į Ąžuolyną per Dainų slėnį, tuo tarpu čia 1 milijonas laiptų. Aš tikrai nenusteikus dabar sportuoti. Na jau pavalgėm, pabuvom kokį pusvalanduką ir aš tokia tiesiog sakau, tai aš varau. Toks kažkoks laisvės pojūtis. Tai aš čia ne prie ko, aš čia ne prie jūsų, aš tiesiog atėjau, pabuvau ir išvažiuoju. Čia ne aš ta šią akimirką, kuri atsakinga. Oi, geras jausmas. Važiuoju link namų, dar gal užsuksiu į parduotuvę valgyti, kažką nupirkti. Tai visai smagiai einasi čia mano dienelė. Aš tiesiog grįžau namo ir žiūriu, kad aš tiesiog neturiu raktų.
Galvojau grįšiu, kol dar vyras su vaiku grįš iš parko. Aš grįšiu, greitai valgyti padarysiu, žodžiu, bet sėdžiu dabar terasoje. Tai kol jie grįš namo, žuvau, tada jau tą progą parodysiu jums, ką aš nusipirkau. Čia nais tiesiog terasai. Tai Tajukui paėmiau 2 rubelius. Tai tokia bliuskutė, tiesiog ar po namus ar kažkur. Tokia laisvesnė ir tos rankovės platesnės, tokia laisviau jaustis. Žodžiu, tai maikutę paėmiau ir tokį megztuką flisinis toksai, bet plonesnis. Labai fainas, kaip tik va dabar nešioti, nes iš tikrųjų nelabai jau ir tų rūbų turi, jau po biškį reikia vėl pirkti, nes žiūriu, kad viską tiesiog išaugęs. Tai va, tai Tajukui prigrėbiau 2 rubelius. Sau pasiėmiau, rodžiau maikę, kad matavausi. Kuo jinai faina, tai labai tokia storesnė neįprasta maikė, tiesiog tokia gan stora. Ir pasiėmiau dar vieną maikę, tokia irgi labai faina medžiaga, paprasta maikutė. Kol nauja, tai gal kažkur ir išeiti, o šiaip tai gal ir kad po namus, nes ir po namus nelabai ką turiu jau nešioti padoraus. Tada iš Jisko pasiėmiau tiesiog tokį kilimėlį, vonioj, žodžiu, prie kriauklės, nes yra prie vonios kilimėlis lygiai toks pats, tik spalva, man atrodo, ten kitokia, bet tokios neradau, ten lyg žalsva. Tai toks čia mažesnė versija prie kriauklės, nes vis noris ir vis galvoju, reikia ten kilimėlio, bet niekaip nenusipirku. Tai va dabar vaikščiojau, turėjau laiko pagalvoti, pažiūrinėti dalykus, tai nusipirkau. Tada buvau užbėgusi Maksimą, paėmiau pampersų, nes po 10 eurų pampersai, tai čia pigiau Grybo. Tai retai būna tokia nuolaida. Paskutinį kartą, kai buvo tokia nuolaida, tai buvau pasiėmus 4 pokus. Tai žodžiu, tai pasiėmiau pampersų ir minkštiklį, nu tiesiog čia. O ką įdomiau užmačiau, tokį kremą, saulėgrąžų brandolių kremas. Tai žodžiu, iš saulėgrąžų kakavo skonio. Panašu, kad turėtų būti visai gera sudėtis. Kažkaip saulėgrąžų kremo tokio nesuragavus. Tai labai įdomus paragauti, kas čia tokio, man patinka toks įdomus paragauti. Tai va, tai čia greitai sugebėjau taip prigriebti tiesiog prie pampersų ir minkštiklio. Nu, aš taip sugebu. Tai tiek iš tokių mano įdomesnių pirkinių. Aš šiaip tai dar buvau Lidle, šiek tiek maisto apsipirkau. O šiaip tai smagiai praleidau pusdienį, jau gal kada aš važiavau apie 2 valandą, dabar yra gal apie 6 kažkas tokio. Pastaruoju metu gimus vaikui, tai tiek mažai to laiko savo, atrodo, iš vis beveik neturi tokio, kad kažkur išeiti ir jaustis taip laisvai, kad tau nereiks skaičiuoti tų minučių, kada grįžti. Čia iš vis atrodo kažkoks neįmanomas dalykas, dabar pastaruoju metu vis tiek visą laiką sukos tos mintis apie namus, bet aš nežinau, čia turbūt taip ir bus visą gyvenimą. Na, aišku, šiaip iš tikrųjų, kas dėl motinystės, tai jau yra lengviau, jau yra šiek tiek lengviau. Dabar Tajukui yra metai ir beveik 3 mėnesiai, tėtis gali ilgiau kažkur išeiti su juo, tai kažkaip viskas darosi paprasčiau, lengviau gyventi. Kai tik nustosiu žindyti, aš visą laiką sakau savo vyrui, kai tik nustosiu žindyti, žinoma, šią savaitę nebus. Aišku, taip nebus, bet galvoju, tikrai norėčiau kur nors tai paimti viena, ar ten su kokia draugė ir tiesiog išvažiuoti bent vienai nakčiai ar 2 naktim savaitgaliui kažkur tiesiog pabūti, praleisti laiką, tiesiog atsiriboti, pailsėti taip jau grinai nuo širdies. Tai va, tai šiaip gavosi gan toksai fainas mano gimtadienio savaitgalis. Aš gal taip jį pavadinsiu dėl to, kad vis tiek tie gimtadienio atgarsiai dar ir vakar ir šiandien yra. Biški vyras mane taip palepino tuo laiku ir vakar ir šiandien tokia galėjau biški atsipūsti, pailsėti ar ten kažkur išvažiuoti. Vakar ten namus apsitvarkyti galėjau biški daugiau, tiesiog viena namuose. Tai man labai daug ką tai reiškia. Aš su jumis tada atsisveikinu čia. Labai jums dėkoju už jūsų skirtą laiką. Būtinai, jeigu pažiūrėjote iki šitos vietos, prašau, uždėkite laiką, nepatingėkite, nepamirškite. Susitikime komentaruose ir jeigu lauksite kitų video, prašau, prenumeruokite šitą kanalą. O dabar aš jums sakau iki kito karto.